Šiaurinėje Egipto dalyje buvo miestas, kuris kadaise buvo senovinio pasaulio prekybos, mokslo ir žinių centras. Tai buvo Aleksandrija. Dalis senovinio miesto dabar yra po Viduržemio jūrą, po vandeniu, netoli dabartinės Aleksandrijos pakrantės. Archeologai rado didžiulius akmenis, kolonas, statulas ir pastatų dalis, kurios anksčiau stovėjo karališkajame miesto rajone. Tačiau visa Aleksandrija nenuskendo vienu metu. Per daugelį amžių jos pakrantę sukrėtė žemės drebėjimai, nuošliaužos ir palaipsnis kai kurių žemės plotų grimzdimas. Dėl to kai kurie senovinio miesto rūmai, šventyklos ir uostai atsidūrė po jūrą. Kad suprastume, kodėl Aleksandrija tokia svarbi, turime sugrįžti į Aleksandro didžiojo laikus. 331 metai prieš mūsų erą. Aleksandras buvo Egipte. Jis buvo jaunas Makedonijos karalius, greitai plečiantis savo imperiją, kovodamas su Persija. Tuo metu jam buvo tik 24 metai. Būdamas prie Viduržemio jūros pakrantės, Aleksandras pamatė siaurą žemės ruožą tarp jūros ir Marijoto ežero, didelio gėlo vandens ežero, kuris buvo sujungtas su keliais link Nilo upės. Jo vieta buvo nuostabi. Šiaurėje buvo Viduržemio jūra, kurią buvo galima naudoti prekybai su Europa ir kitomis Viduržemio jūros dalimis. Pietuose buvo Marijoto ežeras, kuris suteikė ryšį su Egipto giluma ir Nilo upe. Dėl to Aleksandras nusprendė ten pastatyti naują miestą. Jis pavadino jį Aleksandrija pagal savo vardą. Aleksandras nebuvo pirmasis žmogus gyvenęs toje vietoje. Ten jau buvo nedidelė egiptiečių gyvenvietė vadinama Rakotis, tačiau Aleksandro planas buvo ją išplėsti ir paversti gerai suplanuotų uostamiesčių. Jis nenorėjo, kad Aleksandrija tiesiog išaugtų be tinkamo plano. Prieš pastatant daugumą pastatų, pirmiausia buvo suplanuota, kur bus pagrindinės gatvės, gyvenamieji namai, rūmai, šventyklos ir uostas. Graikų architektas Dinokratas iš Rodo dažniausiai laikomas tuo, kuris padėjo planuoti miestą. Jie naudojo tinklelio sistemą, kurioje pagrindinės gatvės buvo tiesios ir tvarkingai susikirsdavo. Tai buvo tarsi didelė dėžė padalinta į miesto dalis, dėl to žmonėms, vežimams ir iš uosto gabenamams prekiams buvo daug lengviau judėti. Platūs keliai taip pat padėjo jūros orui patekti į miestą ir sumažinti didelį karštį. Didžiausia gatvė buvo vadinama Kanopikos keliu. Ji driekėsi iš rytų į vakarus ir jungė svarbias Aleksandrijos dalis. Tačiau Aleksandras neliko, kad pamatytų miesto statybą. Praėjus keliems mėnesiams po to, kai įsikūrė Aleksandrija, jis tęsė savo karinę kampaniją prieš Persijos imperiją. Jis daugiau nebegrįžo į Egiptą. Aleksandras mirė Babilone 323 metus pur prostų Kristuf. Tuo metu jam buvo tik 32 metai. Jis paliko milžinišką imperiją, bet neturėjo aiškaus suaugusio įpėdinio, kuris galėtų ją valdyti. Dėl to jo generolai pasidalijo skirtingas imperijos dalis. Generolas, kuriam atiteko Egiptas, buvo Ptolemėjas. Ptolemėjas buvo buvęs vadas ir artimas Aleksandro draugas. Kai jis perėmė Egiptą, pavertė jį savo karalyste. Vėliau jis tapo žinomas kaip Ptolemėjas I Soteris, pirmasis Ptolemėjų dinastijos karalius. Dinastija – tai iš eilės valdanti valdovų šeima, kilusi iš vienos giminės. Ptolemėjaus šeimos valdymo laikotarpiu Aleksandrija tapo Egipto sostinė. Tačiau Ptolemėjas į naująjį miestą atnešė ne tik valdžią. Jis taip pat pasinaudojo Aleksandro vardu ir atminimu, kad sustiprintų savo kaip valdovo teisės. Kai Aleksandro kūnas buvo atgabentas iš Babilono, jis buvo atgabentas į Egiptą. Iš pradžių jis buvo palaidotas Memfyje, vėliau jis buvo perkeltas į didelę kapavietę Aleksandrijoje. Aleksandro kapas buvo svarbus, nes jis buvo žinomas kaip vienas didžiausių senovės užkariautojų. Daugelis valdovų, karių ir lankytojų norėjo pamatyti jo kapą. Kadangi Aleksandro kūnas buvo Aleksandrijoje, miesto reikšmė žmonių akyse dar labiau išaugo. Atrodė, kad Ptolemėjus parodo, jog jo karalystė yra tikrasis Aleksandro vardo ir galios paveldėtojas. Stiprėjant jo valdžiai, Aleksandrija taip pat buvo greitai pastatyta. Vienas svarbiausių projektų buvo Heptos stadionas. Tai ilgas kelias nutiestas virš vandens. Jo ilgis siekia apie 1,2 km ir jis jungia žemyną su Paro sala. Dėl šio kelio statybos pakrantė buvo padalinta ir susiformavo dvi pagrindinės uostai. Rytinėje dalyje buvo didysis uostas, kur buvo karališkasis rajonas ir daug svarbių pastatų. Vakaruose buvo Jonostos uostas,
kurio pavadinimas reiškia saugų sugrįžimą, šie du uostai labai prisidėjo prie Aleksandrijos klestėjimo. Čia galėjo švartuotis laivai, atplukdantis kviečius, papirusą, medieną, vyną, aliejų, metalus ir kitus produktus. Iš Aleksandrijos iš čia į įvairias šalis buvo siunčiama daugybė kviečių, užaugintų derlingose Egipto žemėse. Dėl to Aleksandrija greitai tapo vienu svarbiausių Viduržemio jūros uostamiesčių. Tačiau Ptolemėjas turėjo dar didesnių svajonių. Jis norėjo ne tik, kad miestas praturtėtų dėl prekybos, jis taip pat norėjo paversti Aleksandriją mokslo ir žinių centru. Jo sūnus Ptolemėjas II tęsė šį planą. Jų valdymo laikotarpiu buvo pastatyti ir išplėsti rūmai, šventyklos, uostai ir pastatai skirti mokslininkams. Bėgant laikui, Aleksandrijos gyventojų skaičius labai išaugo. Tikslus skaičius nėra žinomas, nes istorikų vertinimai skiriasi. Tačiau manoma, kad gyventojų skaičius siekia 100 000 ir vėliau miestas tapo vienu didžiausių senovės pasaulyje – po Romos. Čia negyveno tik viena žmonių grupė. Kartu su naujaja valdžia atvyko graikų ir makedoniečių, taip pat čia gyveno daug vietinių egiptiečių. Miesto žydų bendruomenė taip pat išaugo, kartu su pirkliais ir užsieniečiais iš įvairių Viduržemio jūros regionų. Jie visi kartu gyveno Aleksandrijoje, tačiau jų teisės ir gyvenimo būdas ne visada buvo vienodi. Jie turėjo savo bendruomenes, tradicijas ir vietas mieste. Šiaurės rytinėje Aleksandrijos dalyje buvo karališkasis kvartalas, vadinamas Brotijonu. Čia stovėjo didžiulis Ptolemėjų karalių rūmų kompleksas. Tai nebuvo tik vieni rūmai. Jį sudarė daug pastatų, sodų, kiemų, šventyklos, biurai ir karališkosios šeimos gyvenamosios patalpos. Netoli čia buvo ir svarbiausias mokslo centras Aleksandrijoje. Čia Ptolemėjai pradėjo milžinišką projektą – surinkti viename mieste žinias, kurios atkeliauja iš įvairių pasaulio dalių. Aleksandrijos karališkajame kvartale galima rasti rūmus, šventyklas, teatrą, gimnaziją ir svarbiausią miesto mokslo centrą. Tačiau ne visų Aleksandrijos gyventojų gyvenimas buvo vienodas. Graikai ir makedoniečiai užėmė aukščiausias pareigas valdžioje. Jie turėjo didžiausią politinę kontrolę, kariuomenę ir svarbiausi miesto verslai. Graikų kalba taip pat buvo pagrindinė kalba vartojama Ptolemėjų valdžioje. Aleksandrijoje taip pat buvo didelė žydų bendruomenė. Daugelis jų buvo prekybininkai, amatininkai ir mokslininkai. Jie turėjo savo vadovus ir religinę bendruomenę. Tačiau jie taip pat buvo prekybos ir kasdienio miesto gyvenimo dalis. Aleksandrijoje taip pat buvo išversta didelė hebrajų Biblijos dalis į graikų kalbą. Šis vertimas buvo pavadintas Septuaginta, todėl daugiau graikų kalba kalbančių žmonių galėjo skaityti žydų raštus. Tuo tarpu didžioji dalis vietinių egiptiečių gyveno Rakotyje, buvusioje gyvenvietėje, kuri ten buvo dar prieš pastatant Aleksandriją. Daugelis egiptiečių dirbo uoste, statybvietėse, laukuose, dirbtuvėse ir turtingų šeimų namuose. Jie sudarė didžiąją dalį darbo jėgos, kuri palaikė miesto veiklą, tačiau jų galios buvo ribotas graikų kontroliuojamoje valdžioje. Tai reiškia, kad Aleksandrija buvo atvira daugeliui kultūrų ir žinių, tačiau ne visi jos gyventojai turėjo lygias teises. Nepaisant to, miestas ir toliau turtėjo dėl prekybos. Kasdien į abu Aleksandrijos uostus atplaukdavo laivai gabenantys kviečius, vyną, aliejų, medieną, metalus, papirusą, prieskonius ir kitas prekes. Kad laivai saugiai pasiektų uostą, Ptolemėjai pastatė milžinišką švyturį Paroso saloje. Projektas buvo pradėtas valdant Ptolemėjų Tiršmovijam ir baigtas valdant jo sūnui Ptolemėjui II, maždaug 3 ant Jėzus procesų Kristusu. Jį pastatė graikų architektas Sostratas iš Knido. Šis švyturys buvo vadinamas Aleksandrijos švyturiu arba Aleksandrijos faru. Tai buvo vienas iš 7 senovės pasaulio stebuklų. Jo aukštis siekia daugiau nei 100 metrų. Jis buvo labai aukštas, palyginti su įprastais to meto pastatais. Apatinė dalis buvo plati ir kvadratinė, virš jos buvo siauresnė vidurinė dalis, o pačiame viršuje degė ugnis, kuri naktimis rodė kelią laivams. Dieną buvo galima naudoti nupoliruotą metalą, kad šviesa būtų matoma iš toli. Yra senovinių pasakojimų, kad didelis šio pastato veidrodis galėjo būti naudojamas priešų laivams sudeginti. Tačiau nėra tvirtų įrodymų patvirtinančių, kad tai tiesa. Aišku tik viena – švyturys buvo labai svarbus į Aleksandriją atplaukiantiems laivams. Tai taip pat parodė, kokia pažangi buvo inžinerija ir koks turtingas buvo miestas tuo metu. Tačiau švyturys nebuvo svarbiausias Aleksandrijos indėlis į istoriją.
Karališkajame kvartale galima rasti mausejoną. Žodis mausejon reiškia vietą skirtą mūzoms, deivėms susijusiams su menu ir žiniomis graikų religijoje. Iš čia taip pat kilo šiuolaikinis žodis muziejus. Tačiau tai nėra muziejus, kuriame galima pamatyti tik senus daiktus. Tai buvo didelis tyrimų centras, kuriame dirbo matematikai, gydytojai, astronomai, rašytojai ir filosofai. Jiems rėmė karalius. Mokslininkai turėjo gyvenamąją vietą, maistą ir atlyginimą, kad galėtų skaityti, rašyti, diskutuoti ir atlikti tyrimus. Garsioji Aleksandrijos biblioteka buvo ir mausejono dalis. Bibliotekos tikslas buvo didžiulis. Ptolemėjai norėjo surinkti ir nukopijuoti svarbias knygas bei raštus iš įvairių pasaulio vietų. Tuo metu dar nebuvo spausdintų knygų. Tekstai dažniausiai buvo rašomi ant ilgų papiruso ritinių. Pasak kai kurių senovinių pasakojimų, ritiniai, kuriuos atgabendavo į Aleksandriją atplaukiantys laivai, būdavo tikrinami. Raštininkai juos nukopijuodavo, o kartais būdavo grąžinama kopija, o originalas įtraukiamas į karališkąją kolekciją. Mes nežinome tikslaus ritinių skaičiaus bibliotekoje. Senoviniai vertinimai svyruoja nuo 10 000 iki 100 000, tačiau aišku, kad tai buvo viena didžiausių žinių kolekcijų senovėje. Dėl Ptolemėjų paramos į Aleksandriją atvyko kai kurie geriausi to meto protai. Vienas iš jų buvo Euklidas, matematikas, kuris dėstė ir dirbo Aleksandrijoje. Jis parašė Elementus, rinkinį paaiškinimų apie geometriją ir matematiką. Ši knyga buvo naudojama mokymuisi daugiau nei 2000 metų. Ten taip pat buvo Eratostenas, matematikas, astronomas ir Aleksandrijos bibliotekos vadovas. Jis pasinaudojo šešėlio skirtumų dviejose Egipto vietose, kad apskaičiuotų žemės dydį. Jis neturėjo nei palydovų, nei šiuolaikinės įrangos. Jis naudojo tik matavimus, šešėlį, atstumą ir matematiką. Tai nuostabu, nes jo gautas rezultatas buvo labai artimas tikrajam žemės apimčiai. Medicinos srityje Aleksandrijoje dirbo Herofilas. Jis tyrinėjo smegenis, nervus, akis ir įvairias žmogaus kūno dalis. Jis buvo vienas iš pirmųjų senovės gydytojų, aiškiai nurodęs, kad smegenys, o ne širdis, yra mąstymo centras. Taip pat buvo astronomas Aristarchas iš Samoso. Jis pasiūlė, kad Žemė sukasi apie savo ašį ir juda aplink Saulę. Dauguma tuo metu jo idėjos nepriėmė. Dar daugelį amžių žmonės labiau tikėjo, kad Žemė yra visapos centre. Praėjus keliems amžiams, kai Aleksandrija jau priklausė Romai, ten gyveno ir dirbo išradėjas Heronas iš Aleksandrijos. Jis sukūrė daug keistų mašinų. Viena iš jų buvo Jolipilė. Tai buvo metalinis rutulys, kuris sukosi. Jis sukosi, kai garai išeidavo iš dviejų išlenktų vamzdžių. Tai nebuvo praktiškas garo variklis, galintis varyti transporto priemonę ar didelę gamyklą. Tačiau tai parodė, kad garus galima naudoti mechaniniam judėjimui sukurti. Hiro taip pat sukūrė automatinės duris šventykloms, kai ant altoriaus uždegama ugnis, po juo esantis oras įkaista. Vanduo juda induose ir traukia virves, kurios atidaro duris. Žmonėms stebintiems tai atrodo, kad duris atidaro dievai, tačiau iš tikrųjų jas judina mechanizmas. Jis taip pat sukūrė monetomis valdomą aparatą, kuris išduoda šiek tiek šventinto vandens. Kai įmeti monetą, svirtis nusileidžia ir atsiveria mažas vandens kanalas. Tai tarsi senovinis prekybos automatas. Ne visi Hiro išradimai buvo naudojami dideliems darbams. Dauguma jų buvo tik slėgio demonstracijos – oro, vandens ir mechaninio judesio. Tačiau jie parodė, ko galima pasiekti. Kai yra vieta, kuri palaiko žmonės, norinčius mokytis ir eksperimentuoti. Po daugiau nei 200 metų Ptolemėjų valdymo, Roma pradėjo kištis į Egipto problemas. 48 metų Sperogriskūrusto Julijus Cezaris atvyko į Aleksandriją, galingas Romos generolas. Tuo metu jis atsidūrė Egipto karališkosios šeimos konflikto sūkuryje. Dėl sosto varžėsi Kleopatra VII ir jos jaunesnysis brolis Ptolemėjas XIII. Jie buvo brolis ir sesuo, tačiau pagal jų karališkosios šeimos tradiciją jie taip pat buvo laikomi varžovais valdovais. Julijus Cezaris palaikė Kleopatrą. Dėl to Ptolemėjaus kariuomenė užpuolė Aleksandrijos dalį, kurioje buvo įsikūrę Cezario romėnų kariai. Cezario kariuomenė buvo apsupta ir jų buvo mažiau. Kad priešas negalėtų panaudoti laivų uoste, jis įsakė sudeginti keletą laivų. Uoste ir netoliese esančiuose pastatuose išplito ugnis.
Iš čia kilo garsioji istorija, kad Julius Cezar sudegino visą Aleksandrijos biblioteką ir visas jos turinys dingo per vieną naktį. Tačiau greičiausiai taip nebuvo. Vėlesni istoriniai šaltiniai rodo, kad biblioteka ir jos mokslininkai tęsė savo veiklą ir po Cezario laikų. Gali būti, kad sudegė sandėliai netoli uosto, kuriuose buvo laikomi papiruso ritiniai. Vis dar galėjo būti prarasta daug vertingų dalykų, tačiau nėra tvirtų įrodymų, kad tuo metu buvo visiškai sunaikinta pagrindinė biblioteka. Todėl Aleksandrijos bibliotekos dingimas nėra paprasta vieno didelio gaisro istorija. Vietoj to, pamkinėjai pamažu silpo dėl karų, valdžios pasikeitimų, lėšų trūkumo ir mažėjančios paramos mokslininkams. Aleksandrija išgyveno šiuos sunkumus, tačiau po to Ptolemėjų šeima nebebuvo galingiausia jėga Egipte. Roma pamažu perėmė miesto kontrolę. Bet kasgi nutiko? Po mūšio Aleksandrijoje Julijus Cezaris sugrįžo į Romą, tačiau 44 metais pradžioje jį nužudė grupė Romos senatorių. Dėl to Romoje vėl kilo kovos dėl valdžios. Vienas iš galingiausių Romos generolų tuo metu buvo Markas Antonijus. Jis valdė didelę rytinės Romos teritorijos dalį, įskaitant vietovės netoli Egipto. Jis sudarė sąjungą su Kleopatra VII, Egipto karalienė. Jų santykiai dažnai apibūdinami kaip meilės istorija. Tačiau jų santykiai buvo daugiau nei tai. Tai buvo ir politinė, ir karinė partnerystė. Antonijui reikėjo Egipto turtų, laivų ir kviečių. Kleopatrai reikėjo įtakingo Romos generolo paramos, kad išlaikytų savo karalystės laisvę. 34 metai prablomų Kristus jie surengė didžiulę ceremoniją Aleksandrijoje. Šiandien tai žinoma kaip Aleksandrijos dovanos. Daugelio žmonių akivaizdoje Antonijus ir Kleopatra paskyrė paveldimas teritorijas. Taip pat buvo paskelbtas Cezarijonas, Kleopatros sūnus, kuris, kaip teigiama, buvo Julijaus Cezario sūnus, kaip karalių karalius. Jų žinia buvo aiški. Jie norėjo paversti Aleksandriją galingos rytų karalystės centru. Tačiau tai buvo didelė grėsmė Oktavianui, Julijaus Cezario įsūniui ir įpėdiniui. Jis varžėsi su Marku Antonijumi dėl valdžios Romoje. Oktavianas pasinaudojo ceremoniją Aleksandrijoje propagandai. Jis skelbė, kad Antonijus nusigręžė nuo Romos Respublikos ir atiduoda Romos teritorijas Kleopatrai. 31 mentazė pradžiametai, jų laivynai susikovė Akcijos mūšyje netoli Graikijos. Sujungtas Antonijaus ir Kleopatros laivynas buvo nugalėtas. Jie abu pabėgo atgal į Aleksandriją. Kai Oktaviano kariuomenė kitais metais pasiekė Egiptą, Antonijus ir Kleopatra jau nebeturėjo pakankamai jėgų kovoti. Markas Antonijus nusižudė. Po kelių dienų mirė ir Kleopatra. Nėra tiksliai žinoma, kaip ji tai padarė. Garsiausia istorija pasakoja apie gyvatės įkandimą, tačiau nėra pakankamai įrodymų, kad tai iš tikrųjų buvo priežastis. 30 metų Ruspravai Kristų. Egiptas galutinai atiteko Oktavianui. Vėliau jis buvo pavadintas Augustu ir tapo pirmuoju Romos imperatoriumi. Egiptas tapo Romos provincija tiesiogiai valdomo imperatoriaus. Tai baigėsi beveik 300 metų trukęs Ptolemėjų dinastijos valdymas. Tačiau Aleksandrijos svarba neišnyko. Ji liko vienu didžiausių ir daugiausia gyventojų turinčių miestų Romos imperijoje. Tai taip pat buvo vienas svarbiausių uostų, per kurį buvo gabenami kviečiai iš Egipto į Romą. Kviečiai buvo svarbus, nes Roma turėjo labai didelį gyventojų skaičių. Kai vėluodavo laivai iš Aleksandrijos, gali pritrūkti maisto ir sostinėje gali kilti neramumų. Tai reiškia, kad nors Roma ir valdė Egiptą, imperija vis tiek priklausė nuo produktų keliaujančių per Aleksandriją. Tačiau nors miestas nuolat turtėjo dėl maisto, vis labiau aštrėjo konfliktai tarp skirtingų bendruomenių. 38 mūsų eros metais Aleksandrijoje apsilankė Herodas Agripa I, žydų valdovas, Romos imperatoriaus draugas. Kai kurie mieste gyvenantis graikai jo nepriėmė svetingai. Jie tyčiojosi iš Agripos ir surengė pasirodymą, kad išjuoktų jo karališkumą. Įtampa paaštrėjo ir tai peraugo į didelius neramumus tarp graikų ir žydų bendruomenių. Buvo užpulti kai kurie namai ir sinagogos. Daugelis žmonių buvo sužeisti arba žuvo. Šie neramumai parodė seniai egzistuojančią Aleksandrijos problemą. Daugybė kultūrų gyveno kartu šiame mieste, tačiau tai nereiškia, kad jų santykiai buvo lygus ir taikus. Kai kurie graikai norėjo išlaikyti savo politinę galią. Kai kurie žydai gynė savo bendruomenę ir teisės. Tuo tarpu vietiniai egiptiečiai taip pat siekė didesnio vaidmens.
Tai paplito krikščionybė, konfliktų dar padaugėjo. Iškilo įtampa tarp senųjų graikų ir egiptiečių religijų pasekėjų bei augančios krikščionių bendruomenės. Kilo ir nesutarimų pačioje krikščionybėje, nes kai kurios grupės skirtingai suprato savo religiją. Tuo pat metu pamažu ėmė nykti buvęs Aleksandrijos kaip svarbiausio mokslo centro statusas. Miesto mokslininkai ir mokyklos vis dar veikia, tačiau vyriausybė nebeskiria tiek daug lėšų kaip anksčiau. Taip pat atsirado ir kitų mokslo centrų Romoje, Atėnuose, Konstantinopolyje ir kituose miestuose. Po to įvyko gamtinė katastrofa, kuri pakeitė Aleksandrijos pakrantę. Liepos 21-ąją, 365 mūsų eros metais, labai stiprus žemės drebėjimas įvyko netoli Kretos salos. Drebėjimas pasiekė daugelį Viduržemio jūros regionų, įskaitant Aleksandriją. Po žemės drebėjimo vanduo staiga atsitraukė nuo kranto, išniro jūros dugnas, o kai kurios žuvys ir laivai liko sausumoje. Tuo metu žmonės dar nesuprato, ką tai reiškia. Pasirodo, jūros atsitraukimas buvo įspėjimas apie artėjančią tsunamį. Po kurio laiko vanduo sugrįžo kaip milžiniška banga. Jį užliejo uostus ir žemai esančias Aleksandrijos dalis. Ji nunešė žmones, namus, prekes ir didelius laivus. Pasak senovės istoriko Ammianus Marcelinus, Aleksandrijoje žuvo 1000 žmonių. Tačiau dabar mes nebegalime tiksliai nustatyti skaičiaus. Didelė žala buvo padaryta pastatams ir rajonams prie jūros. Viena iš labiausiai nukentėjusių vietų buvo buvęs karališkasis kvartalas, kur kadaise stovėjo Ptolemėjų ir Kleopatros rūmai. Ne tik tsunamis buvo priežastis, kodėl kai kurios senovės Aleksandrijos dalys atsidūrė po vandeniu. Per daugelį amžių pakrantė patyrė pasikartojančius žemės drebėjimus. Žemės judėjimas, nuošliaužos ir laipsniškas vandens kilimas. Dėl to dalis karališkojo kvartalo ir uosto paskendo. Štai kodėl dabar galima pamatyti didelės statulas, kolonas, akmenis ir dalį šventyklų po vandeniu netoli Aleksandrijos. Tsunamis visiškai nesunaikino miesto, tačiau jis paskandino didelę buvusio Aleksandrijos galios centro dalį. Kol miestas bandė atsigauti, toliau keitėsi Romos imperijos religija ir politika. Ketvirtajame amžiaus pabaigoje imperatorius Teodosijus I uždraudė pagoniškas aukas ir palaikė daugelio senosios religijos šventyklų uždarymą. Aleksandrijoje Serapėjas tapo įtampos centru. Tai buvo didelė šventykla skirta Serapijui, dievui, kuris jungia graikų ir egiptiečių religijų elementus. Ji buvo pastatyta Ptolemėjų laikais kaip religinis simbolis, kurį galėtų pripažinti tiek graikai, tiek egiptiečiai. 391 arba 392 metai po Kristus mieste kilo kova tarp pagonių ir krikščionių. Po neramumų krikščionių šalininkai, vadovaujami vyskupo Teofiliaus, sunaikino serapėjumą. Buvo sunaikinta ir didelė Serapio statula. Yra pasakojimų, kad Serapėjime anksčiau buvo saugomi ritiniai iš Aleksandrijos bibliotekos. Tačiau nėra tiksliai žinoma, ar ten vis dar buvo didelė knygų kolekcija, kai šventykla buvo sunaikinta. Todėl neteisinga sakyti, kad visa Aleksandrijos biblioteka žuvo tik čia ir per vieną dieną. Labiau tikėtina, kad kolekcija ilgainiui po truputį nyko dėl gaisrų, karų, lėšų trūkumo, mokslininkų išvykimo ir valdžios pasikeitimų. Praėjus daugiau nei 20 metų. Dar vienas įvykis parodė, kaip stipriai pasikeitė Aleksandrija. 415 mūsų eros metais. Mieste gyveno žymi mokslininkė Hipatija. Ji buvo matematikė, astronomė, filosofė ir mokytoja. Ji buvo matematiko Teono duktė ir mokė studentus iš įvairių religijų bei aukštas pareigas užimančius valdžios atstovus. Vienas artimiausių jai žmonių buvo Orestas, Aleksandrijos romėnų gubernatorius. Tuo metu tarp Oresto ir Kirilo, galingo miesto krikščionių vyskupo, vyko rimtas konfliktas. Jie varžėsi dėl valdžios ir bažnyčios įtakos ribų Aleksandrijoje. Kadangi Hipatija buvo Oresto draugė ir patarėja, nepaplito kaltinimai, kad ji esą trukdo susitaikyti dviem vadovams. Nėra aiškių įrodymų, kad Kirilas tiesiogiai įsakė nužudyti Hipatiją. Tačiau 415 mūsų eros metų kovą ją sustabdė grupė krikščionių, kai ji važiavo savo vežimu. Jie ją nutempė į pastatą ir žiauriai nužudė. Hipatijos nužudymas nebuvo paprastas mokslo ir religijos konfliktas.
Tai buvo didesnio konflikto dėl politikos dalis, religijos ir kontrolės Aleksandrijoje dalis. Tačiau šis įvykis pasiuntė stiprią žinią. Miestas, kuris kadaise suteikė prieglobstį ir paramą žmonėms, kurie klausinėjo ir mokėsi, tapo vieta, kurioje žinomas mokslininkas galėjo būti nužudytas vien dėl to, kad įsivėlė į galingų grupių kovą. Aleksandrija po to dar visiškai nežlugo. Prekyba, mokymasis ir gyvenimas mieste tęsiasi, tačiau Aleksandrija, kuri kadaise svajojo sukaupti visą pasaulio žinias, pamažu nyko. Ji nežlugo per vieną naktį, ji silpo su kiekvienu karu, žemės drebėjimu, cunamiu, maištu ir valdžios pasikeitimu. Ir su kiekvienu prarastu rūmu, šventykla, biblioteka ar mokslininku nyko ir buvusi miesto šviesa. Aleksandrija po Hipatijos mirties visiškai nežlugo. Tačiau ji jau nebeatgavo buvusios galios kaip valdžios ir žinių centras. 641 metais arabų musulmonų armija užėmė Egiptą. Po kelių mėnesių jie taip pat perėmė Aleksandrijos kontrolę. Jie nepadarė miesto naują sostinę. Vietoj to jie pastatė naują valdžios centrą vadinamą Fustatu, netoli vietos, kur dabar yra Kairas. Kadangi vyriausybė persikėlė į Fustatą, Aleksandrijos politinė svarba palaipsniui sumažėjo. Pasikeitė ir prekybos keliai, sumažėjo gyventojų skaičius, o daugelis mokslininkų anksčiau dirbusių mieste išsiskirstė. Tačiau garsusis Aleksandrijos švyturys vis dar išliko. Jis daugiau nei 1000 metų tarnavo kaip orientyras laivams, tačiau jis buvo ne kartą smarkiai apgadintas stiprių žemės drebėjimų. Galutinai jis sugriuvo po žemės drebėjimų 14 amžiuje. 15 amžiuje sultonas Chaidbajus pastatė didelę tvirtovę toje vietoje, kur anksčiau stovėjo švyturys. Manoma, kad kai kurie tvirtovės akmenys buvo paimti iš sugriuvusio Faroso. Bėgant laiku, Aleksandrija toliau nyko, nors kadaise buvo vienas didžiausių pasaulio miestų. Vėlyvuoju Osmanų laikotarpiu ji tapo mažesnių uostų ir žvejų bendruomenė. Tačiau senovės Aleksandrija visiškai neišnyko. 1990-aisiais miesto uoste pradėta plataus masto povandeniniai kasinėjimai. Archeologai rado didžiulių akmens blokų, statulų, sfinksų, kolonų ir pastatų dalių, kurios kadaise stovėjo karališkajame kvartale ir Aleksandrijos švyturyje. Franko Godijo komanda taip pat nustatė nuskendusią uosto dalis, rasta rūmų, šventyklų ir kelių iš Ptolemėjų ir Kleopatros laikų. Daugelis artefaktų lieka po vandeniu, kad būtų apsaugoti ir tyriami toje vietoje, kur jie buvo rasti. Šie atradimai rodo, kad buvusi Aleksandrijos prabanga nėra tik legenda. Iš tiesų čia kadaise stovėjo milžiniškas švyturys. Karalių rūmai ir pastatai, kuriuos lankė geriausi senovės mokslininkai. Čia buvo tyriamas pasaulio dydis, buvo parašyti svarbūs geometrijos veikalai ir buvo kuriamos senovinės mašinos, veikiančios vandeniu, oru ir garais. Tačiau Aleksandrija nepradingo dėl vienos gaisro, žemės drebėjimo ar užkariautojų. Ji pamažu silpo dėl nuolatinių karų, neramumų, gamtinių nelaimių, prekybos kelių pasikeitimo ir paramos praradimo institucijoms, kurios jas stiprino. Štai svarbiausia Aleksandrijos pamoka. Neužtenka, kad visuomenė pastatytų rūmus, biblioteką, švyturį ir pažangių technologijų. Tai taip pat turi būti saugoma žiniomis, vienybe ir žmonėmis, kurie tai palaiko, nes jei bus apleisti dalykai sustiprino miestą, tai gali pamažu išnykti, kol buvę jo rūmai ir paminklai bus rasti tik po vandeniu.